Ar reikia rodyti save, ar būtina rodyti save? Kaip tu vat jiems į tai atsakai? Kokia aš bjauriai su ta vieta. Mane visi vadina profesionali subinių spardytoja. Ir šiaip jie vat pasitelkia kažkokius žmonės, ar ne, kurie reklamuoja tuos produktus. Šaunuolė, ką mes matom, mes užėjom į Lidl puslapį, Lidl Lietuva, ir jie samdo judžiusi kūrėjus, influencerius, kurie reklamuoja tą produktą, paslaugą, mokymus, nenaudodami tą produktą, nes tai yra jų veikla. Aš žinau, pasižiūrėsiu kokią nors reklamą, nueisiu į puslapį ir užteks kam čia. Kada man reikės, aš nusipirksiu. Taip. Ir dažniausiai kiti žmonės neseka parduotuvės, jie seka žmonės, kur yra nors elementariai avatariniai nuotraukai, yra ne logotipas, o nuotrauka. Tada, pavyzdžiui, aš kažkokia kreiva, pas mane dabar spogas čia kažkur išlindo, o dar aš stora, pas mane plus 10 kilo, o dar aš kalbu netaisyklingai, o plus aš dar negaliu save žiūrėti, mano balsas yra netobulas. Kas yra? Aš nepriemu save, teisingai? Atvirai sakau, eik tvarkykis su savo tarakonais, kurie čia yra. Aš negaliu pasitvarkyti su jais. Eik tvarkykis, ten tikrai yra kažkokias traumas, ten yra daug ką užkasta.